Kas yra domėjęsi kažkiek daugiau penkiakovę? Aha, rankų miškas. Taip, rankų miškas. Čia yra vyrukas, kuris viktoriną dalyvavo. Va. Gal jūs žinot? Nu, aš esu lankęs penkiakovę. Vakar žiūrėjau, jūs mačiau. Aš žiūriu, kažkur jūsų veidas matytas. Aha, lankęs penkiakovę, taip. Nu tai tada, Artūrai, pasipasako, kaip ten ta penkiakovė. Dabar prisimenu, dabar puikiai prisimenu. Nu kaip, sunkios treniruotės vyksta. Bet aš jūsų seniai nemačiau treniruotės. Tai aš jau seniai 2 metus kažkur nebelankau. Šiaip treniruotės vyksta skirtingose vietose, tai yra Lazdynų baseinas, lengvosios atletikos maniežas, kuris yra savanoris. Nu ir jeigu esi jaunas, dar nesi toks kietas penkiakovininkas, tai tenka važiuoti troleibusu iki maniežo. Žiemą, nu vasarą tenka pabėgioti iki ten. Nu va toks ir sportas, tai eina ten bėgimas, šaudymas, fechtavimas. Ko dar nepasakiau? Jojimas. Ko dar nepasakiau? O jojimas kur? Tai baseiną, jeigu važiuojate. Basei, plaukimas, bėgimas, šaudymas, jojimas ir fechtavimas. Jojimas tai nuo 18 metų baigiuoja. Tiek žinių, labai sunkus, bet įdomus sportas. Skirtingos sporto šakos, galima sakyti, nes kiekvienoje bandai save parodyti. Tai va, supratau, gerai, ačiū. Edvinas man papasakojo, kad iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo plaukimų. Tai gal, pavyzdžiui, galėtumėt apšviesti, kaip į tą penkiakovę galima būtų įeiti, nuo ko reikėtų pradėti. Kaip jūs man sakėt, plaukimas bene yra turbūt vienas svarbiausių. Plaukimas sudėtingiausia dėl to, kad ilgiausiai reikalauja laiko sąnaudų pasiekti tam tikrą lygį. Ir dažniausiai į penkiakovę ateina žmonės, arba juos pakviečia, arba privilioja, kurie jau, laikosi vandens, jau plaukė kelis metus ir jiems nereikia jau mokytis plaukti iš naujo. Ne iš naujo, o tiesiog mokytis plaukti. Tai va tas sudėtingiausia, nes kitas sporto šakas, kai bėgimas, tai mes visi puikiai mokam, tik tai dar ne visi žinom, ko gero. Fechtavimas irgi nieks nereikalauja penkiakovėje, kad būtum olimpinių fechtavimo čempionų. Šaudymas irgi priklauso nuo treniruočių viskas. Jojimas tai čia turbūt tokia įdomiausia sporto šaka. Čia kaip bendravimas su draugu, su kitu žmogum, tu turi vienas kitam tikti ir patikti. O kitą kartą ir tas požiūris, kad pagarba savo partneriui, nes žirgas dažniausiai būna jau partneris varžybose, kad būtų abipusė pagarba, bet iš kitos pusės irgi reikia leisti suprasti, kad vis dėlto tu esi šeimininkas, o ne atvirkščiai. Tai dėl to plaukimas yra svarbu, nors penkiakovės istorija yra tikrai nemažai atvejų, kai ir netgi pasaulio čempionų yra žmogus, vokietis vienas, kuris atėjo iš imtynių sporto, yra, žinau, atvejų iš žirginio sporto atėję. Visokių yra. Dabar labai populiaru augintis jau savo sportininkus nuo pat mažumės, nuo 12-10 metų jau ateina į penkiakovę, viską pradeda iš pradžių nuo plaukimo, palaipsniui plaukimas su bėgimu, paskui prijungiamas šaudymas, fechtavimas ir galiausiai jojimas. Taip kad jau visas procesas vyksta jau būtent penkiakovės trenerių priežiūroje, o ne. Supratau, o nuo kelių metų jūs pradėjot sportuoti? Sportuot pradėjau, tai nežinau, sportuot pradėjau labai seniai, ko gero dar darželėje, pirmose klasėse mokykloje. Šiaip oficialiai plaukime plaukimą atėjau 2 klasėje, tai čia buvo, kiek man buvo, 7, ko gero 8 metai, 8, ko gero, 8. O į penkiakovę atėjau 21, tai toks jau solidus amžius. 13 metų pasiruošimo buvo, taip? Solidus amžius bet kokiam sportui, ko gero, bet tik ne penkiakovė. Ir tai atsitiko visai netikėtai ir, aš apie tai negalvojau, netgi žinau apie tokį sportą kaip penkiakovė, bet, nesidomėjau jo. Kaip ir būnant plaukiku, atrodė, kad penkiakovė yra, toks
kitoks sportas, netoks. Ir mūsų atsimenu kvietė keletą kartų, atėjo treneriai į plaukimą ir mes ten su tokia, su tokiam pašaipom veiduose maždaug, kur tu mus kvieti, mes į plaukik. Mesgi plaukiam, mes Lietuvos čempionai ir panašiai, o tada apie tokias aukštumas kaip pasaulio čempionų vardas, ar Europos, ar olimpinis, tai net neįsivaizduoju, kas tai gali būti. Tau užteko, kad tu esi Vilniuje pirmas, savo amžiaus grupėje pirmas Lietuvoje, ten laimi kokį medalį Lietuvos čempionate ir tu jau žvaigždė, atrodo, o kad tavęs gali laukti, tokie iš tikrųjų jau pasauliniai toliai, tu apie tai nesusimastydavai. Ir galbūt, jeigu viską būčiau pradėjęs anksčiau, galbūt viskas ir kitaip, nors kur čia dabar tą dievą į šakas varyti, bet galbūt, nežinau, galbūt atvirkščiai viskas buvo blogiau, bet... Bet, žodžiu, viskas prasidėjo nuo plaukimo ir netgi atėjus į Penkiakovę jau buvote Lietuvos čempionas plaukimo, taip? Vienas tarp lyderių? Ne, tikrai nebuvau tarp lyderių, buvo daug stipresnių, nes aš buvau estafetėje, mes buvom antri vieną kartą komanda, tai čia 7 vidurinės komanda buvo tokia ir mes sugebėjom iškovoti sidabro medalį pluošto pirmenybėse, čia Kaune, tai čia Lietuvos žiemos čempionatas ir tada buvo toks pasiekimas, atrodo, kad čia, tada aš škacas mažiukas, aišku, buvau ir jau tie vyrai, kurie suaugę, jau sėdėdavo Tarybų sąjungos rinktinėse netgi, aš su tokiais savo komandai buvau, tai Gintaras Taškevičius buvo, Martynas Mudėnas, tokie, iš tikrųjų, sporto meistrai tada buvo, aš tada netgi nebuvau pasiekęs ir kandidato į sporto meistrus tos kartelės, tai greta jų, to jėgų atsirado daugiau ir mes sugebėjome ten gana stiprias ir Kauno ir Vilniaus komandas pristatyti vietą ir tada atrodė, kad čia jau meistriškumo viršūnė. Supratau, o pasiekėt iš tikrųjų daug labai gyvenime, labai daug. Turit tiek medalių, kad turbūt jeigu susikabintumėt ant kaklo, tai sunku būtų galvą pakelti. Taip? Kaip manat, koks jūsų sėkmės receptas? Ką patartumėt mūsų jaunimui, mūsų klausytojams, koks yra sėkmės receptas, ką reikia daryti? Kiekvienas sportininkas pasakytų, kad dirbti ir dar kartą dirbti. Aš ne visai sutinku su tuo, dirbti aišku svarbu, bet svarbu kaip tu dirbi. Svarbu ką tu darai ir svarbu motyvacija, svarbu pagaliau sportas, svarbu labai tavo fiziniai sugebėjimai, tavo ūgis, bicepso apimtis ir panašus dalykai. Taip ir Penkiakovė, o Penkiakovė labai svarbu universalumas ir nebūtinai turi būti sportininkas raumeningas, didelis ir nežinau koks tai. Jeigu jisai toks bus, jisai negalės pabėgti, pavyzdžiui, tos masės, reikia tą masę visi kažkaip pernešti iš taško vieną į kitą. Žirgas to labiau gali kentėti, nes arabiški žirgai, pavyzdžiui, jie nedidukai, bet labai ištvermingi, bet vis tiek, kai atsisėda aukštas žmogus, jau kojos vos nevelkas į žemę, tai netgi tokių ir man pačiam buvo tokių nutikimų, kad šokant per kliūtis, ne žirgas numeta kliūtį, bet tu su savo kojomis turi ją, nes žirgas taip klasiškai aplaižo ją, kad tu su savo ataugom labai patrukdai. Taip ir būna visokių dalykų. Taip pat sakau, svarbu universalumas ir suradimas savo tos terpės, kur tu gali tą padaryti. Ir dažnai girdžiu, kad sako, ir tėvai dažniausiai, ir mokytojai sako, kad nėra gerai mėtytis gyvenime, apie tą patį sportą. Aš kaip sportininkas buvęs, tai aš daugiau iš tos pusės galiu šnekėti, kad jeigu pasirinkai vieną sportą, tai stengiasi save padaryti viską maksimumą, kad kažką tik galėtum laimėti ir kažko pasidžiaugti. Bet manau, kad tai yra klaidinga, nes reikia kuo daugiau išbandyti, kol dar tu gali ir kad ir pasiekęs, nežinau, 40 metų ar 50 metų, tada nebent gali surasti savo kažkokį mėgstamą užsiėmimą ir
na, tavo atskaitos taškas tai bus, bet nereiškia, kad tai, na, tu pavėlavai, nes galima daug dar smagių akimirkų, na, nugyventi ir per tuos likusius metus. Jo, iš tikrųjų labai smagu kalbėti su žmogum su patirtim, vat, kaip jūs pasakėt, tarkim, gal 40 metų nepavėlavai. Mes, na, jaunimas, jie galvoja, atrodo, va, iki 20, nežinau, 5, kažko jau nesugalvojau ir jau kažkur pavėlavau. Bet klaidinga nuomonė pagal jūs tai yra. Pagal mane taip, nežinau, gal mane sumaltų į miltus kažkas tai, bet ir aš, na, turiu atsakymą, kodėl taip, nes mūsų gyvenimas grįstas materialiniais kažkokiais tai gerumais, na, pinigais, daiktais, televizoriais, laužais. Ir kad ir sportas irgi dabar grįstas vien tik tai, na, pinigais, gerbūviu, kaip tu, jeigu tu daugiau laimėsi medalių, tu daugiau laimėsi pinigų, tu susikursi savo geresnį gerbūvį ir taip pat panašiai ir panašiai. Anksčiau to nebuvo, niekas negalvojo apie pinigus, nes jų tiesiog nebuvo. Tai, nu, negalėjai galvoti apie kažkokius tai prizus, nes to nebus, tu jų negausi. Tu nebent gausi naujus Adidas sportbačius ir būsi toks laimingas, nu, kad su naujais. Tai, va tokie materialūs dalykai būdavo. Arba treningą gausi, na, už užrašų Vilnius. Tai, o jeigu Lietuva, tai ten apskritai kosmosas buvo. Tai va tokie dabar atrodo, na, dabar va, jum atrodo, kad tai yra kažkas nerealaus, kad tai negalėjo būti, bet iš tikrųjų tai buvo ir va tokie smulkus dalykai suteikdavo džiaugsmą. O dabar, nežinau, vaikui duodi 20 eurus. Jis įsižeidęs būna, ką tai čia man nori. Na, Edvinai, jūs esat vienas tituluočiausių penkiakovininkų, taip? Bet ar svajojate vaikystėje, vat, kai dar buvot mažas, apie kažkokią kitą profesiją? Ar turėjot įsivaizduoti? Aš ne vaikystėje, aš dar svajojau baigęs plaukimą, nes aš baigiau plaukimą. 12 klasėje kaip tik nemačiau savęs toliau plaukime, nes esu iš principo maksimalistas, arba viskas, arba nieko. Ir nemačiau savęs tam sporte daugiau, aš pasirinkau mokslo kelią, nuėjau studijuoti į policijos akademiją tuometinę ir galvojau, būsiu policininkas, nes kaip tik buvo tie iš vienos pusės įdomus, iš kitos pusės skausmingi sausio įvykiai ir aš juose dalyvavau ir puikiausiai atsimenu ir televizijos bokšto šturmą ir atsimenu, ką aš ten dariau, atsimenu kaip, na, žodžiu, daug atsimenu, bet daug ir pamiršęs esu. Ir tie vat įvykiai, kai kitą dieną jau nuėjau su draugais prie bokšto ir bokštą buvo apsupę jau mūsų milicijos dar tuo metu mokyklos studentai. Na, tiesiog jie apsupė, kad ten eitų žmonės, kad nekiltų naujų konfliktų. Na ir tas man kažkaip tai užstrigo ir aš užsinorėjau kažkaip tai vat, būti panašus į juos ir nes, man tai atrodė toks, na, kaip įsmeikariavimas, nežinau, čia labai negražus žodis, bet man tas mintis toks į galvą. Ir na, norėjau save susijęti su tokia struktūra. Na, iš tikrųjų, 2013 metais paskelbėt apie savo sportininko karjeros pabaigą. Neskelbiau aš niekam, bet... Žodžiu, ar neatsirado noras, vat, gal pabandyti čia policininku? Tai jūs kaip Sabonė ten klausėt, nu tai gal išbėgsite į aikštelę? Supratau, gerai išsiaiškinau. Ne, aš čia taip, kaip praskaidrinčiau truputėlį įtampą. Tai, nekilo iš tikrųjų ir dabar, na, toks virpulys yra, bet kai pagalvoju, ką ten reikia daryti, ką kentėti ir kiek iškęsti, tai, na, kažkaip tai tas atslūgsta noras. Bet noras susigrumti dar, na, jis likęs. Likęs, tikrai. Likęs dar šiek tiek. Supratau. Šiaip, iš tikrųjų, aš kažkaip susidariau nuomonę, kad jūs toks santūrus, esat žmogus, ar sunku būti žinomu, ar jūs atpažįsta žmonės gatvėje, ar pribėga
pasidaryti selfie, nežinau, pribėga paspausti ranką, pasveikinti, ar pažįsti jūs, ar sunku? Kur Lietuvoje? Ne, Lietuvoje santūrus labai žmonės, jie dažniausiai nudelbia akis į žemę ir atsiranda drąsuolių, bet tikrai nedaug. Aš viską suprantu, aš pats esu lietuvis, nors mano pavardė juokingai skamba, jeigu pasakyčiau, kad ne lietuviška, greičiausiai vokiška, ko gero, asimiliuota lietuviškai. Kiek žinau, turėjo būti Krumholz, tai kreivas krūmas, kas čia vokiečiai mokosi nuo kaimo. Bet mano natūra irgi tokia kukli, lietuviška ir mes lietuviai nemėgstam afišuotis ir labai kitą kartą netgi darom savo meškos paslaugą, nes žmonės nesužino tai, kas tu esi iš tikrųjų, ką tu gali, vien dėl tavo kuklumo. Ir pažiūrėk, kokie amerikiečiai ten sportininkai jau olimpiadą nuvažiavo, jau aš olimpietis čia, per visas radijo televizijoje laidas afišuojasi, o pas mus, jeigu tu, nepelnėjai olimpinės žaidynėse medalio, tai toks, sportininkas. Sportininkas, o ten nuvažiuoja iš visų pasaulio, įsivaizduokit, kokį 10 000 žmonių, 10 000 atletų, tik tai. O, statistiškai netgi yra, jeigu tu greičiau būsi nukrentęs žaibo, negu laimėjęs olimpinėse žaidynėse medalį. Aš nežinau, čia tikrovė ar ne, bet... Paskaičiavus 7 milijardai žmonių Žemėje ir kiek medalininkų yra, tai turbūt statistiškai tikrai yra. Tai čia mes sunkiai kartais tiesiog atrodo sportas, čia savivaldybė ypatingai, į tą sportą taip žiūri, baseinus griauna, žada kitus statyti, bet nieko nedaro. Toks požiūrį, jeigu būtų rimtas požiūris ir valstybės, ir Vilniaus vadovų, ir jūsų pagaliau, kažkaip vis tiek turi būti ir jūsų, tai tada tie rezultatai turbūt būtų geresni. Bet tada iš tos pusės dar labiau, tai ką, sportininkai, tai aišku, jeigu sportininkas, tai medalį ir parvežti. Nėra to kažkokio tai balanso. Laviruoti, reikia taip kažkaip. Iš tikrųjų, ir tai įsivaizduokit, jeigu valstybė, mes gyvename tokioje valstybėje, tai mes sportininkai, gyvename tokioje valstybėje, kurioje sportas yra, hobis. Visam pasaulyje tai yra jau, visam pasaulyje tai yra profesija, o pas mus hobis. Ir negalima nieko daryti, negalima, tarkim, algų mokėti sportininkam, nes čia nedarbo santykiai, negali, todėl sportininkai patys moka tą socialinį draudimą, pavyzdžiui, iš savo kišenės. Gauni stipendiją, iš jos moki ir socialinį draudimą. Tai tokie kazusai labai įdomus ir, kažkaip reikėtų visuomenės dėmesį į sportą atkreipti labiau, kad visi susikoncentruotų, kad spausti valstybę, kad jinai padėtų. Tai paprasti žmonės, ką jie gali padėti? Čia patys valdžios vyrai turėtų susimastyti. Tai normalu, kad kažkokia tai didelė žmonių grupė yra, kaip ir neteisiniai padėti, nežinau, jie niekas. Mėgėjai, jie tiesiog. Ir baigė sportininkas, pavyzdžiui, aš baigiau sportingo karjerą 39, beveik 40 metų ir aš be darbo stažo, aš nieko neturiu. Aš pensijos negaliu gauti, nes aš neturiu darbo stažo. O paaukojau laiką, savo laisvalaikį, garsinot valstybę. Tai čia jau, žinot, kitas. Supratau. Edvinai, kada atsirado pas jūs ta svajonė iškovoti olimpinį medalį? Jau? Tai jinai buvo turbūt prieš tai, kai aš jau atėjau į sportą. Prieš tai, kai atėjote į sportą? Aš manau, nes tai kiekvienas ateina, nežinau, gal koks, kažkas, vanagas galbūt, nes automobilių sportas nėra olimpinis sportas, tai jis atėjo, tarkim,
vedinas smalsumo galbūt, norėdamas išbandyti save, patekti į kažkokias pavojingas situacijas ir panašias, bet olimpinių sporto šakų sportininkai jau jie ateina į sportą ir nori maksimalaus. Tai aš tiesą, aš čia kalbu kaip apie kitus kaip apie save, bet iš tikrųjų blogas tas sportininkas, kuris galvoja, kad aš labai noriu pakliūti olimpinės žaidynės. Kodėl? Todėl, kad aš norėjau pakliūti, aš norėjau laimėti, o ne pakliūti. Jūs norėjot laimėti. Tai žodžiu, reikia norėti laimėti, reikia visada siekti maksimumą, taip? Ne maksimumą, tu turi pamatuoti savo galimybės. Tarkim, nežinau, jūs kas pagal profesiją norėtumėte būti? Norėčiau. Nežinau, pilotas. Pilotas, gerai. Ir jūsgi nesvajotumėte, noriu nuskristi į Marsą. Jo. Čia būtų per daug turbūt. Tai turi būti kažkokie tai sunkiai pasiekiami, bet realūs siekiai. Negali būti ten, kaip aš, nežinau, noriu 16 kartų būti pasaulio čempionu. Irgi tai praktiškai neįmanoma, bet čia reikia tiesiog kažką tai pasirinkti tokį sunkiai, bet pasiekiamą. Tai tada tas tikslas tave stums į priekį. Ir svarbiausia, turbūt turi mylėti tai, ką darai. Tai be abejo, jeigu tu kiekvieną dieną eini į treniruotę kaip į kančią, tai tikrai nieko gero nelaukti. Supratau. O kaip iš tikrųjų, jūsų sporte, kaip ir man minėjot, kai mes šnekučiavomės už durų, iš tikrųjų yra tos rizikos nemažai, galit ir nukrist nuo arklio, galit ir dar ten visokiausių kažkokio, kaip reikėtų nugalėti baimę rizikuoti. Jeigu kažkas iš čia mūsų esančių bijo kažko, nežinau, turi kažkokią ar socialinę kokią nors baimę, tai viskas priklauso, kaip reikia tas baimės nugalėti. Jeigu jinai yra patologinė ir liga, tai tu, arachnofobija, pavyzdžiui, merginos čia bijo turbūt vorų, dauguma. Taip. Prašau. Galėtumėt paimti vorą į delną? Ne. Ir nors 100 kartų atsisėsim ir 2 metus mes kalbėtumėmės, kad tai yra gerai, tai nieko blogo, vis tiek ne. Tai čia irgi tokie panašus dalykai, iš tikrųjų, kurie jau jeigu tai yra patologija, liga, tai tu nieko nepadarysi, bet yra normalios žmoniškos baimės, kaip baimė kalbėti prieš auditoriją, pavyzdžiui, tai yra tiesiog praktikos reikalas, dažnumas galbūt ir tu gali tai padaryti, arba varžybų baimė, pavyzdžiui. Tai kiekvienas sportininkas, kiekvienas, nors atrodo jis čempionas, Jordanas, pavyzdžiui, mesdamas baudas, jeigu tokį atsimena dar, tai lygiai taip pat jam rankos dreba, tai jisai tik tai sugeba susigyventi, sugeba neišsiduoti. O kaip ta tokia, kai atsistoji, nežinau, ar prie starto linijos, ar ir atsiranda tas toksai drebulys. Tai čia normalu, čia labai gerai, nes jeigu to nebūtų, čia toks kaip ir savisaugos instinktas maždaug. Ir kūnas visas, jisai pasidaro, laukia, kaip sakant, to darbo, to streso ir jisai, tu jį paruoši, kaip būtų. Tai žodžiu, to nereikėtų kažkaip valdyti. Tai nėra blogai, tik tai reikia valdyti. O kaip suvaldyti? Tai vėlgi čia yra ir patirtis, ir savęs nutikinėjimas. Aš, pavyzdžiui, varžybose Nyčę skaitydavau. Štai apie Zaratustrą. Ir man padėdavo, nes ten iš tikrųjų tokius žodžius. Aš ten nieko nesupratau, žinoma, bet man atrodė, kad ten labai protingai parašyta ir aš stengdavausi įsigilinti ir tada mintis automatiškai nuo sporto nuėdavo ir aš atsiskirdavau. Ir knygų skaitimas, nežinau, meditacija, tai vienas... O esat pats asmeniškai išbandęs meditaciją? Tai ta meditacija yra, tu užsimerki ir kažkokias tiesas savo kartoji. Aš geriausias, aš laimėsiu. Tai taip prie starto linijos atsistoji,
aš geriausias, aš laimėsiu ir tada... Ne, čia labai va ta meditacija svarbu fektavime, nes fektavimas yra viena kova iki vieno dūrio su visais sportininkais. Ir tu eini ir, žodžiu, ir kovoji. Tai ten labai svarbi yra ta psichologija, kaip tu, nes visi daugmaž yra lygus, vienodo pajėgumo, bet kažkas tai vis tiek laimės. Ir būtent kaip tu, kiti sportininkai sako, aš išėjau, žiūriu, kad tas vargšelis jau susileidęs, jau vos neapsidaręs, išsigandęs. Tai ką, aš terkšti ir nugalėjau. Kitų, aišku, būna tokia taktika, kad jis atrodo toks menkas, bet staiga pasidaro visai kitoks. Ir su tais dalykais galima kovoti, tai viskas yra treniruotės, kaip tu... Supratau, o jeigu pats jaučiatės toksai, nežinau, kad šitas sportininkas, yra tikrai geresnis už mane, kaip užmotyvuoti save, iš ko semiatės motyvacijos? Jau neteisingas požiūris, kaip jisai gali būti geresnis. Tai žodžiu, tokių požiūrį net neturėtų. Ne, tu negali, jeigu jūs išeitumėt, pavyzdžiui, su manim kovoti fektavimo takelį, tada jūs galėtumėt sakyti, kad šitas turbūt geresnis. Aš taip įsivaizduoju, nors galbūt ir bet ir tai neteisingas sprendimas yra, neteisingas mąstymas. Žiūrėk, Žiūrint, ką jūs norit pasiekti, jeigu jūs norit pajudėti, tiesiog, pavyzdžiui, išlieti ten kelis kibirus prakaito ir panašiai, nenusivilti, tai viskas tvarkoja, jūs, ta prasme, turit malonumą, jūs pajudat, bet jeigu jūs, kaip aš, pavyzdžiui, bet ką darydamas kažkodėl, tai nežinau, man toks jau kvailas būdas toks, aš noriu laimėti, aš biliardą žaisdamas, arba bowlingą stumdydamas, arba, bet ką, kortom žaisdamas ir panašu, tenisą, viską, ką tik noriu. Žiūrėk, perfekcionistas esate. Aš, mano tikslas laimėti ir paskui, žinoma, tai jau vertini ten, nelaimėjom ir kas, kaip ir penkiakovė, jeigu, tu išeisi, kaip sakau, aš noriu sudalyvauti olimpinės žaidynės. Ir kas, ką ten padarysi, eisi į istoriją, kad ten nuvažiuosi tas olimpinės žaidynės. Tokių yra, ne tiek jau daug, bet iš sportininko varpinės žiūrint, tai nemažai. Tai tavo tikslas turi būti kažkoks jau toks apčiuopiamesnis, jau galingesnis, o ne. O jeigu kalbant taip bendraja prasme, motyvacija ar disciplina? Kas yra svarbiau? Ar turi save kažkaip mokėti iš kiekvienos situacijos užmotyvuoti, ar tiesiog turi būti labai disciplinuotas, turi viską daryti taip, kaip ir nusirodęs, ir žodžiu, net nesvarbu, jau tada net nebeatsiranda prasmės tai motyvacija. Ne, viskas turi būti proto ribose. Disciplina, jinai yra labai gerai, bet, jeigu tu, čia toks kvailas pavyzdys, tarkim, nusilauži koją, bet vis tiek išeini bėgti krosą, tai čia disciplina, teisingai. Šiokia tokia disciplina. Bet ar tai protinga? Ne. Ne, turbūt. Tai viskas turi būti proto ribose, kad tu... Mano požiūris labai paprastas buvo, jeigu man tai neteikia malonumo, tarkim, treniruotė, tai geriau ją praleisti. Nes jeigu tu su bloga energija, tau kažkas blogai, ar tau skauda, pagaliau tu, nežinau, labai nenori. Būna tokių dienų, taip atsikeli ir tu tiesiog, atrodo, kad, dar pagulėčiau lovai, bet geriau, kad nieko nedaryčiau. Tai tu geriau nedaryk, nes tas blogas treniravimasis, čia turbūt galima apskritai gyvenime mes surasti labai paralelių daug, kad tas blogas treniravimasis tau atneša netgi ne tai, kad naudos kažkiek, bet atvirkščiai, tu smunki žemyn, tu save treniruoji, kaip negalima daryti. Bet argi nebūdavo tokių dienų, tarkim, prieš tas pačias olimpinės žaidynės, kad dirbt, reikia poilsio. Ne, man nebūdavo. Nebūdavo. Aš turiu tokį kolegą Zaneprovskį Andrėjų. Jeigu jūs su juo šnekėtumėte, tai jisai pasakytų, kad viską pasiekė per darbą. Ir teisingai pasakė. Jisai taip ir padarė. Va jisai, mano, ta prasme, yra visiška priešingybė, nes jisai viską žiūrėdavo per darbą. Ir dabar gal, nežinau, žiūri per darbą, kuo daugiau, tuo geriau. Mano pozicija yra, ta prasme, viską daryti
su protu ir klausantis savo organizmo, kaip čia pavadinti, ir dar priedo remiantis mokslo į kažkokiais tai pasiekimais ir išvadomis. Tai tuo ir grindžiamas apskritai sporto metodikos, ko gero, kad turi suprasti savo kūną visų pirma, paskui iš jo reikalauti to, ko tu gali reikalauti ir reikalauti protingai. Tai va tokie dalykai ir gyvenime, aš manau, jeigu man sunku dabar surasti kažkokį pavyzdį, bet manau, kad tokių tikrai apstu būtų. Bet iš tikrųjų labai iš mūsų pokalbio pastebėjau, kad jūs esat labai orientuotas į tikslą, labai, kaip ir pats sakėt, kad jūsų noras yra nugalėti, jūsų noras yra būti visur geriausiam. Kaip išsiugdyti šitai? Ar tai natūraliai pas jūs atėjo, kad jūs nuo mažens esate toksai orientuotas į tą geriausią vietą, ar tai įmanoma išsiugdyti? Kaip išsiugdyti tokį įprotį, kad visur siekti būti geriausias? Ne, tikrai ne visur. Pavyzdžiui, aš nesiruošiu būti geriausias kulinaras pasaulyje. Ne, aš suprantu, bet tiesiog kalbėjom apie sportą. Kas man patinka, kas jums patinka. Kas man patinka, ko aš jaučiu tą drive'ą, apskritai beveik visas sportas gali būti, išskyrus ten, ko gero, dailusis čiuožimas. Bet futbolas, aš žaidžiu futbolą su draugais ir, man reikia laimėti, man reikia, įmušti, nebūtinai įvarčių mušti, aš šiaip dažniausiai pasitenkinu labiau, kai geras perdavimas įvarčių būna, tasai, kaip čia vadinasi, tasai, kaip krepšinė tas dalykas vadinasi. Rezultatyvus perdavimas, va. Man toks dalykas žymiai, geresnis ir atrodo ir sunkesnis ir svarbesnis yra. Tai aš nežinau, ar čia privalumas ar ne, kaip jūs sakote, bet aš taip darau, kaip man atrodo, turėčiau daryti ir tiek. Bet, pavyzdžiui, gyvenime ir dabartinėme darbe, aš to nejaučiu, kad kažko siekčiau. O ko jūs užsiimat dabar? Aš taip ir darau, kaip ir su jumis dabar panašiai bendrauju, taip ir mano darbas, tas yra toks sporto vertybių, olimpinių vertybių, kažkoks tai viešinimas, klaida, dažnai važinėju po mokyklas, po ugdymo įstaigas ir kitą savaitę į Romerio universitetą pakviestas, ten kaip tik tą filmą rodys Penkiakovės riteriai apie Penkiakovą, paskui ten bus diskusija panašiai, tikiuosi, kad ir... Kviečiam ir jūs? Ne, kodėl ne. Ir... Nesu arti sporto, dėl to truputėlį pergyvenu, nes kažkaip tai norisi tą savo patirtį, vis dėlto kaip bebūtų, beveik 20 metų tai Penkiakovė ir tikrai turiu to žinių bagažą, bet situacija tokia, kad nereikia dabar. Lietuvos Penkiakovės federacijai nereikia tokio žmogaus ir nėra vietų. Žodžiu, nesąmonės. Įdomią veiklą užsiemat? Nesakyčiau. Man iš jūsų pasakojimo pasirodė įdomu, kad sporto sklaida, šitas olimpinis visas žinių perdavimas. Aš įsivaizduoju, kad šią veiklą užsiemant jūs turite skleisti žinias jaunimui. Skleisti klausytojams, motyvuoti juos, pasakoti jiems savo istoriją. Ir manau, kad gal galėtumėte išduoti kokią tai paslaptį mums. Kaip reikėtų išsiugdyti kažkokius tinkamus įpročius, kad siekti savo tikslų, nebūtinai sportinių, gal kažkokių, nežinau, gyvenimo, verslo tikslų. Ką reikia daryti, nuo ko reikia pradėti, kaip visą tai prasideda? Tai paprastų dalykų, nuo mankštos, pavyzdžiui, ryte. Nuo mankštos ryte. Kas daro mankštą ryte? Nebūtinai ryte, kas sportuoja? Kas sportuoja? Reguliariai. Reguliariai. Turite ten į savaitę 4 dienas, kiekvieną dieną. Yra tokių? Gerai, mato kiek čia, Ir dabar pakelkite dar kartelį rankas tie, kas manot, kad jums tas sportas tikrai prisideda prie jūsų gerovės ir gerbūvio? 100%. Tai, žodžiu, per sporto prizmę mes tikrai galime... Ne, čia pavyzdys, tiesiog tu... Gerai, o ką dabar... Kaip čia taip suformuoluoti klausimą? Jeigu gyvenime būtų viskas taip pat, jūs būtumėt sveiki ir žinotume, kad būsit sveiki, būsit gražus ir turtingi, kas sportuotų?
Eikit. Rimtai? Na, aš dabar atvirai pasakysiu, ta prasme, jeigu aš žinočiau, kad man, kad aš būčiau visą laiką sveikas, nemirtingas ir jaunas, na, aš taip reguliariai nesportuočiau, man atrodo. Čia, žinot, kaip sako, jeigu žmonės galėtų skraidyti, jie tai laikytų kaip sportą ir to nedarytų. Gali būti, iš tikrųjų. Tai va, ir tas būtent, va, na, ta disciplina kartu va, su sportu, tai yra pirmas dalykas, kai tu žinai, kad tau šiandien reikia pasportuoti ir truks plyštų savo dienotvarkę, tai sudėlioji, kad tau liktų laiko taip tą padaryti. Na, jeigu neišeis, tai rytoj padarysiu dvigubą arba panašiai. Arba padarysiu dar krosą bėgsiu poilsio dieną. Tai va tokie dalykai ir ugdo asmenybę ir ugdo, na, siekti kažkokių tai, na, sunkesnių tikslų. Tai kiti tai mokslai, pavyzdžiui, gali būti irgi, na, kad tu prisiverti mokytis vietoj to, kad eitum su draugais į kažkokį tai klubą, linksmindamiesi ir paskui naktį dirbtum. Tai, na, naktį darbas toks, nu, reikia, žodžiu, viskas per tokius smulkius dalykus ir, na, tas pats, nežinau, dietos laikymasis, valgymas, tarkim, na, čia galbūt moterim ir merginom aktualiau, kai, nu, tu matai tą pyragėlį, jisai tiesiog prašo tavęs, kad tu jį suvalgytum, o tu pasakai ne, tai arba atvirkščiai morką grauži, kai to nenori. Tai viskas, turi pasidaryti viskas rutina, kad tau būtų lengva. Paskui tu tiesiog nepastebėsi tų dalykų, kad tau sunku, ar ką, nu tiesiog tai reikia, tu ir tai darai. Tai ir sportas, nu jūs galvojat, kad man, ta prasme, sunkus tas sportas penkiakovė, nu ne velniai, jis nesunkus. Tiesiog pasidarė tai rutina. Man ir treneris sakydavo, palauk, sako, sunku dabar, kai čia pačioje pradžioje, tarkim, jau ten pirmi 3 metai, sunku, treneris, sunku. Palauk, sako, 10 metų praeis, bus lengviau. Iš tikrųjų tiesos yra, 10 metų praeis ir paskui viskas taip savaime suprantama pasidarė, kad... O nepapuolė tada į tokią komforto zoną, kad jaučiau lengva, aš čia gal net nestreniruosiu, čia šitas varžovas nestiprus, aš čia va... Ta prasme, ar neatsiranda to komforto jau zona tokia, kai jau pasidaro viskas lengva? Ar tada keliesi savo dar didesnius tikslus? Tai jeigu grįžtam prie to tikslo, kur tu jį matai, jeigu tu čia esi, o tavo tikslas ten, tai tu negali sau leisti atsipalaiduoti per daug. Jeigu tu pažiūri, ten jau tikslas pasiektas, tada reikia ieškoti kažkur vėl tenai kažkokio tai kito tikslo. Bet tai va tai yra motyvacija, kai tau jau pradeda daryti sunku, pradeda nepatikti, tu galvoji, kad tau geriau pailsėti, kad, na, tas senas pradeda ieškoti kažkokių tik kabliukų, čia skauda, ne, čia va skauda. Nu, tai tada jau žinai, kad motyvacija dingus ir jau arba reikia tau pailsėti, atostogų išeiti ten keliom dienom ar savaitėm, vietoj to, kad daryti savo žalą treniruojantis blogai. Taip, ir aš taip darydavau, aš kartais po pavyzdžiui, kokio prasto pasirodymo pasaulio čempionate, kai laukia dar taurės finalas, tarkim, aš, na, išeidavau atostogų 2 savaitėm, išvažiuodavau su šeima kažkur tai prie jūros, kur jokių nėra sąlygų treniruotis. Tu darai tą minimalų darbą, kad palaikytum sportinę formą, tai yra plaukiojimas jūroje ir bėgiojimas krosu. Ir viskas, ir paskui, na, tai puikiausiai pasiteisino ir kelis kartus, na, naudodamas tokią techniką, aš tikrai gerai susituodavau tam, na, paskutinėse tose varžybose. Tai žodžiu, poilsis irgi yra gerai, bet jis turi būti aktyvus kažkoks. Jisai nebūtinai turi būti aktyvus, jeigu tu... Jeigu sėdėsi su čipsais ir prie teliko, tai... Jeigu gersi, tai visai kita, negu tu sėdėsi su čipsais savo gersi ir dar sportuosi. Šiaip, iš tikrųjų, iš jūsų istorijos sprendžiant, tai jums kaip ir pasisekė. Jūs plaukikas buvot, jau galvojat keisti gyvenimo kryptį, galvojat žengti į policijos darbą ir štai atsirado treneris, kuris jūs pasikvietė į penkiakovę. O vat, kaip reikėtų šiaip, vat, jeigu dabar va, tikrai yra pas mus moksleivių, yra gal net studentų, kurie įstoja ir galvoja, o kodėl aš čia įstojau?
kaip atrasti vat, tą savo kelią? Vat, jūs tikrai atradot savo kelią. Jūs atradot savo kelią sportas, Aš savo netradau, bet mokslą netradau. Aš, ta prasme, turiu teisės magistro laipsnį, bet, kaip matote, esu sportininkas. Ir dirbu visiškai nesu teisė nesusijusius dalykus. Tai. Bet sportą tai tikrai atradot. Kas sportą? Taip, taip. Bet aš neseniai diskusijos buvo tokios ir kažkur tai internetinėje erdvėje, ar radijoje, kad, na, mokslas, nu, tai yra 1/10 tavo gyvenimo sėkmės, panašiai kažkas tai, nes gal iš tikrųjų taip ir yra, nes darbinantis, tarkim, dabar, na, nieks neprašo to diplomo ir niekam neįdomu, svarbiausia tavo patirtis ir tavo asmeninės savybės. Kaip to, ar susidarosi su tais iššūkiais, tarkim, ir aš visiškai kažkaip tai pritariu tam dalykui, kad mokslas, na, prideda tau žinių, bet tos žinios, na, gali nieko nereikšti, jeigu tu esi, na, kitoks. Ne toks, koks turėtum tam darbe, pavyzdžiui. Ir aišku, čia, tarkim, fizika, ten, kur tu turi žinoti kažką, tu turi turėti žinių bagažą, tai viskas tvarkoja, bet tokie dalykai kaip Seimas ar vyriausybė, tai... Žinių nereikia. Pažiūrėkit, nagi... Aš... Negalvojat vat pats gal? Aš pats ėjau į tos rinkimus 12 metais ir nesunkiai Valinską nugalėjau savo apygardą. Seimo pirmininkas buvo, tai... Bet dabar pagalvoju, aš ten nenorėčiau būti, nes sveikatos gadinimas ir arba tu turi įjungti visišką, na, tokį ignoravimą ir tau viskas gerai, arba tiesiog daryti tai, ką tau sako daryti. Nes kol mes rinksim tuos pirdžius, atsiprašant, į Seimą ir į valdžios organus, na, tol nieko nebus iš tikrųjų. Nu, žiūrėkit, jie ateina, čia nėra nieko. Lakių nėra? Ateina į valdžią ir 4 metus, na, negalima tai pasakyti, kad jie kažką padarė. Teisingai? Nu, tiesiog, ką jūs prisiminsit, pavyzdžiui, ką jie padarė gerą? Nu, kažkoks progresas gal ir matosi. Kiaulės kupra, nu, stovi laivas, ten viskas tvarkoja, bet čia pradėjo šitą vyriausybę, na. Mokytojai streikuoja, nu, irgi nieko naujo. Nu, aš nežinau, ta prasme, kažkokius savo reikaliukus suka, ten prie ežero statosi namukus. Bet čia neseniai buvo laida, palaukime, kai ten buvo. Tos Jakilaičio labai geros ten būna, tos, na, kaip ten, dėmesio centre. Tai ten labai įdomių dalykų būna ir pirmadienį buvo su Oleku dėl tos pagarsėjusios istorijos apie premiją tą. Nu, va, tokie dalykai, tokie atrodo paprasti, bet tai yra nekompetencija ir jie išlenda, nu, grinai matosi, kad kažkas tai jaučiasi, na, arba turintis labai stiprų užnugarį, arba toks jau pats jaučiantis visą galią. Tai reikia va tokius va jaunus, va kaip jūs, galbūt kaip aš. Nes iš tikrųjų mąstymas yra visiškai kitoks ir tos ambicijos visai kitokios. Na, galbūt aš tikiu, kad va, jūsų kartai nebus materialinės vertybės aukščiau visko o kai tai nebūna, tai rezultatai visai kitokie. Čia vien toli nereikia ieškoti tapaties, tai pažiūrėkit pas juos valdžios žmonių, ta prasme amžiaus vidurkis ir pas mus. Tai... Ir matosi progresas, bent jau kiek iki mūsų žinios ateina. Man atrodo, kad matosi ir labai gerai, taip kad... Na, iš tikrųjų, mes čia užsipolitikavom, nors kaip ir temose neturėjau tokių. Norėčiau grįžti prie mūsų pokalbio.
Ir prie vat šios temos mes visi čia susirinkę kažkuo esam susiję su savanorystė. Kažkas iš čia sėdinčių yra mentoriai, kažkas iš čia sėdinčių yra savanoriai, kažkas iš čia sėdinčių yra moksleiviai, kažkas, visi yra kažkiek ją palėtę. Ar jūs palaikote šią idėją, savanorystės idėją? Tai aš nežinau, kodėl galima nepalaikyti jos. Tai Na, žinot, žiūrint per kokią materialinę prizmę. Aišku, klausimas, kur savanoriauja, jei savanoriauja, tarkim, Henriko daktaro vilai, tai jau vėlgi truputėlį. Bet jeigu savanoriauja, siekdamas kažko tai įgyti patirties, padėti kažkam, tai tik tai ir aš galvoju, kad tai svarbu iš tikrųjų būtent jum patiem dėl to, kad jūs įgausit kažkokių žinių ir pačiam darbdaviui ateityje bus, iš tikrųjų matysis, kad jūs dirbate, tai Kaip jūs ir pasakojat, kad iš tikrųjų tas diplomas nereikia stumti. Tai tas irgi labai svarbu, kad darbdavys pamatytų, kad jumis galima pasikliauti ir nereikės ten kelis kartus eiti iš paskos ir padėti. Iš tikrųjų, prieš porą dienų aš šnekėjau su magu Roku Bernatoniu, iliuzionistas magas, iš tikrųjų jam yra 22 metai ir jisai pats pasako, sako, aš irgi vaikščiau į jūsų organizaciją kaip moksleivis, irgi sako, eidavau į tos susitikimus su lyderiais ir po kelių metų jis jau čia pats sėdi ir šnekasi kartu su manimi jau kaip lyderis, o ne kaip tas, kuris klauso lyderių. Tai taip mes ir nusprendėm kartu, tai yra, iš tikrųjų, matosi visas tas žingsnis ir kiek aš esu šioje organizacijoje šnekėjęs su labai tikrai daug lyderių įvairiausių sričių ir jie visi sako taip savanorystėj ir jie visi tos pačius praktiškai žodžius, kaip jūs sakot, kad įgauna patirties, kad jie patys jau kažkur juda, patys kažko siekia ir visi lyderiai praktiškai, su kuriais aš šnekėjau, bent kažkiek yra ir patys prisidėjo prie tos, prisilietę bent kažkokia dalim prie savanorystės ir matosi, kad žmogus čia sėdi kartu su manimi. Jis ne ten klauso, jis nesėdi bare, negeria alaus, ar ten ne dar kažką daro šį vakarą. Bet sėdi kartu ir šneka, įkvepia visus ir iš tikrųjų, matos visas progresas ir labai yra smagu, kad žmonės gali ateiti čia ir įkvėpti kitus. Aš nežinau, ar aš įkvėpiu, tai čia jau... Nežinau, įkvėpia ar neįkvėpia? Čia reikės pagalvoti, jūs taip iš karto ant kraštų nesakykit, nes atsikelsite ir galvosite, kad be reikalo aš ten nejau, tai žinot, kaip būna čia kaip su linksmu vakarėliu. Būna linksmo ryte, paskui labai prastai jautiesi. Šiaip iš tikrųjų publikos turiu, ar turit kas nors klausimų, Edvin? Ja. Prašom. Kaip pasakot, esat žmogus orientuotas labai į tikslą. Čia aš išvedžiojau. Į laimėjimą, jo. 2004 olimpinės žaidynės ir paskutinis bėgimas ir kaip sugalvojot padėti komandos draugui. Čia galbūt nebesižino, nes jaunimas... Aš visur orientuotas į pergalės, tik ne loterijose, nes nelošiu. Nors turėčiau, nes olimpiniai komitetai vis dėlto lemia Olifėją, tai ten visi, aš tai perku bilietus, aš tai ne. Tai čia tas ir yra perfekcionizmas, aš galvoju, sužaidė manyje ir prieš paskutinę rungtį, aš, man atrodo, ar 13 ar panašiai kažkas. Gali būt. Buvau ir prie geriausių norų ten, nes ten kaip ir buvo viską galima paskaičiuoti, nes sportininkai pažįsta vienas kitą ir daugmaž galima buvo sudėlioti ten plius minus kelios vietos, kur tu atsidursi po bėgimo, jeigu viskas gerai. Tai aš tai paskaičiau, kad ten maksimaliai 10 vieta man švietė ir tiesiog treneris pasiūlė, o Andrėjus
buvo 5, man atrodo, ar kelintas. Jo, iš 5 ar 6. Panašiai, taip. Ir pasiūlė, na, sako, yra toks reikalas. Va. Sako, fiks idėja. Tu palauki vieną ratą, pasigauni Andriejų ir su juo ten atsižvelgdamas į situaciją, arba bandai sulėtinti tempą, arba atvirkščiai bandai jį patempti ir aš primečiau, kad visai neblogai skamba ir nes, na, manęs 10 vieta tikrai netenkino. O kažkaip dar tas sužaidė tas žmogiškasis savanaudiškumas iš tikrųjų, nes aš iš karto kažkaip pagalvojau, kad čia galima kažkokios išplėšti kažkokios tai naudos, bet... Va, ir išplėšėt, mes nešnekėtumėm apie tai, jeigu to nebūtų. Tai man spontaniškai taip, kad čia visai gal neblogai, čia nuskambės, gerą darbą padarysiu ir panašiai. Ir ką, aš sutikau, visi 3 susėdom, aptarėm ir nusprendėm. Ir aš tą vieną ratą palaukiau Andriejaus. Labai keistai atrodė, aš įsivaizduoju iš šono. Gerai atrodė. Aš kalbėjau su Tautvydu Meškoniu komentatoriumi. Sakė, jis net, per visą savo komentavimo istoriją neatsiminė, kad toks atvejis būtų apskritai aukštam sporte. Tai va, ten iš tikrųjų labai, man pačiam įdomu buvo. Aš vėl įrašą neradau. Taip, palaukiau bet iš tikrųjų, kaip ir aš tai žinojau, kad jisai medalį turės, tik nežinojau kokios spalvos, nes pagal jo formą, pagal jo bėgimą jisai negalėjo, kitaip ir būti negalėjo, bet vis tiek, žinot, tas mandražas kaip sportinis, tas jaudulys, jisai visą laiką, tu galvoji, kad gali kas nors atsitikti, gal aš pavargsiu, gal ten nežinau, bet kas gali atsitikti. Ir, aišku, geriausia apsidrausti, tuo labiau, kad yra komandos draugas, kuris gali tau padėti. Ir jau bėgant varžybas, aš taip į tribūnas užmečiau akį, ten tokie žvėris rėkia man į veidą ir maždaug, kad traukis tu, varyk iš čia. O paskui jau po finišo, kaip jie turbūt suprato, kas čia įvyko, jau, tą tokį vadinamą užsimaudimo ratuką, jau po varžybų jau ten risnuoju ir žiūriu juos, tie patys žmonės, bet jie visai kardinaliai pasikeitė, jau šypsosi ir sveikina mane, kaip ir supratę, kas čia atsitiko. Ir iš tikrųjų taip atsitiko, kad netgi man paskui nesmagu jau Lietuvoje jau darydavosi kartais, kai vis Andriejaus klausdavo, tai ką, tai dabar skolingas tikrumas. Kažkaip tai ne čia skola, ne ką, tiesiog toks, galima sakyti, komandinis darbas, ne komandiniai sporto šakoje. Ir jisai pasiteisino, medalis yra, tai vadinasi pasiteisino. Ir paskui vėlgi Andriejaus vis klausėme, tai Pekinė atidavė skolą, ne? Supratau. Gerai, gal dar klausimų turim? Taip, dar vienas. Sportininko dalia, ko gero Lietuvos valstybei, kiek supratau, nėra labai lengva dėl jos vertinimo. Galbūt jūs pats minėjot, kad galbūt norėtųsi kitų žmonių valstybėje, vyriausybėje, bet visgi prisistatėte kaip patriotą, tai iš kur ta meilė Lietuvai? Nežinau net. Man patinka gamta, žmonės, miestai, architektūra. Aš čia gimiau pagaliau, tai čia panašiai kaip meilė žmogui, tu negali pasakyti, kodėl tu žmogų myli, ausis tau patiko, nosis, bet čia viskas tas ir skurdas, jisai irgi kažkoks tai artimas ir senos mašinos, automobiliai, automobilių parkas, irgi kažkoks jisai autentiškas. Tiesiog sunku atsakyti, kodėl aš galvoju, kad aš moku mokesčius, aš stengiuosi rūšiuoti šiukšlės, pats nešiukšlinu,
kelyje stengiuosi būti mandagus. Nu, man atrodo iš tai, iš tokių dalykų, visokių tokių smulkmenų ir susidaro tie dalykai ir aš žinau, kad, na, eičiau ginti mūsų šalies, jeigu kai kurie žmonės galbūt sako kaip, bet aš vis dėlto tikiuosi, kad jeigu ir nors pagal amžių jau nesu šauktinis, bet, na, su ginklu moku elgtis ir sakyčiau gana gerai, taip kad, na, tikiuosi būčiau naudingas, o paskui jau vis tiek geriau gyventi jau, kaip sakant, švaria sąžinė, negu čia jau žvelgiant į istorinės kažkokias peripetijas. Ar dar klausimų turim? Gyvenime, kokiamis vertybėmis jūs pats vadovaujatės ir ką vertinat kitose žmonėse? Tai sąžiningumo gal visų pirma, nes sportas, ypatingai mano sportas yra sąžiningas, sakyčiau, jis yra riterių sportas ir aukštuomenės ir jau vien tas įgalina tave na, būti sąžiningu pagal galimybės elgtis sąžiningai. Aišku, visokių būna ir dalykų, ir peripetijų, ir yra teisėjai, kurie na, gali įtakoti tavo sąžiningumą, nu, panašus dalykai. Tai sąžiningumas, nežinau, kas dar gali būti, mąstymas, labai svarbu mąstymas. Toks elementaru, aš nekalbu apie aukštasias materijas, bet apie elementarius dalykus. Na, tas pats vairavimas kelyje ir kai kuriems žmonėms atrodo, kad jie vieni tiesiog, jie nemato aplinkinių ir na, man tai gerai, aš niekam netrukdau. Aš važiuoju pagal taisyklės, vat geriausias dalykas, kai važiuoju antrą juostą, 60, nes 60 leidžiam ir aš važiuoju pagal taisyklės, aš niekam netrukdau, nepypsi, kaip man. Tai, na, toks įdomus įsitikinimas, pagal taisyklės reikia važiuoti kuo arčiau dešinės pusės. Bet yra įvairių aplinkybių ir žmonės gali skubėti ir, nu, tiesiog norėtų truputį greičiau važiuoti, su visu srautu. Šiaip iš tikrųjų labai gerą tokį posakį esu girdėjęs. Žmonės save vertina pagal savo siekius, o kitus vertina pagal jų pasiekimus. Tai toksai labai iš skirtingos perspektyvos. Tu galvoji, kad kažko gali būti, dėl to tu save vertini gerai, o kitus jau vertini ne pagal tai, kaip jie galvoja, kad jie gali būti, bet pagal tai, kas jie yra. Tai toksai ir teisingas, ir toksai įdomus pastebėjimas. Apskritai vertinimas mūsų visuomenėje, na, toks irgi labai subjektyvus dalykas ir labai skiriamės nuo vakarų pasaulio, kur kai vertinam žmonės, pavyzdžiui. Vakarų pasaulyje, jeigu tu turi darbą, tu jau esi vertinamas. Nesvarbu, ką tu dirbsi. Tu esi ten šiukšlių išvežiotojas, tai lygiai tokiam pačiam lygmenyje, kaip bankininkas kažkoks. Tiesiog jisai dirba tą darbą, kurio tu arba nemoki, arba negali dirbti. Tai, ta prasme, nieko niekingo nėra. O pas mus jau yra gradacija kažkokia. Ten vieni ten teisininkai taip, ir eina paskui iki tų pačių kiemsargių, kurie atlieka vos ne patį reikalingiausią darbą, bet kažkodėl tai juos visi žiūri taip paniekinamai, maždaug, kad čia geresnio neradai. Tai, bet gal mano pašaukimą, man patinka gamtoje būt, pavyzdžiui, su šluota mojuoti, kodėlgi ne? Aš darau fizinį darbą, aš sportuoju, visą laiką gamtoje. Taigi, tik tai, kad apmokamas darbas tas blogai, tai čia jau kitas klausimas. O iš principo, tai kas nenorėtų tokio darbo dirbti? Taip, klausimas dar. Jeigu atsidurtumėt negyvenamą saloje. Aladino situaciją ir patrinus lempą išleistų džinas ir 3 norai būtų, kokie? Ką pasakytum? Tai galima tokių dar lempų užsiprašyti.
Tai Tik trys. vieną sunaudočiau norą dar. Tokių lempų. Ne, negalim. Negalima tokių Sąlyga negalim. išimtis. Tik 3 ir Su negalima žvaigždutėm buvo sąlygos. Tai yra papildomas. Nežinau, aš kaip tik va, šitas pasakas vaikui savo skaitau ir tai stebėjausi, kaip tai toks neišmaniškas požiūris į tą lempą, kaip tai. Nežinau iš tikrųjų, čia reikėtų gerai pagalvoti vis dėlto, tik 3 nori, tai čia taip. Ir minutės limitą. Čia visų papildomų sąlygų pastovi. Paprašyčiau dar laiko, ten paros laiko pagalvoti, pirmų. Ne, nežinau, būtų aišku, banaliai skambėtų, kad, pavyzdžiui, visiems būtų gerai. Taip nebūtų, vis tiek pasidarytų kažkam tai geriau, tas pradėtų fikti, kad tam geriau, ir, čia vėl tas pats. Tai, vat nežinau. Radom klausimą, kurio neatsakytų, Edvinas. Gal mašiną naują? Ne, tikrai, dabar taip ir nežinau. Gal pakeisti Lietuvos politikus? Ne, tai čia o ką, pakeisti, kad žmonės bus nelaimingi. Tai žmonės gi renka, ne jie patys ateina. Pakeisi politikus, tai žiūrėk, kiek žmonių bus nelaimingų. Išvyko Lietuvos. Gal mąstymą iš tikrųjų, ta prasme, suniveliuot truputėlį, kad nesikirstų logika, tarkim, su norais ar su galimybėm ir bet nežinau. O čia bet ką galima, ne? Taip. Nu gerai, mašina. Paladinas neiškentė. Per 2. Na gerai, jeigu tokie taip, vat, jau taip grįžtant į žemę truputėlį. Turbūt sveikatą savo šeimą. Čia visų pirma, ta prasme. Sveikatą šeimai ir... Ai, dar tiksliai, Vienas liko. Mašina, sveikatas šeimai. Privataus lėktuvo. Kad mes sugebėtume, mes tai lietuvių tauta, lietuviai, kad sugebėtume didžiuotis tuo, ką turime, ta prasme, ir smagrą laikytume tikrai visą laiką aukščiau. Nes dabar mes įpratę, ir tai iš tikrųjų yra, mes įpratę suniekint savo, sumažint, sumenkint savo laimėjimus, pakeist neturim kuo. Aš turiu omeny, kad jeigu mes laimėm pasaulio čempionatą, tai mums pasisekė. Taip, nepavyko, ta prasme, ne jūs padarėte, bet mums pasisekė. Jam pasisekė. Tai žmogus dirba 20 metų, sportuoja, mėto į krepšį kamuolį, kiekvieną dieną treniruojasi po 3 kartus ir jam tik tai pasisekė. Jis dabar to nenusipelnė, bet čia jam iš dangaus. Taip, kad mokėtume įvertinti savo ir savo artimų žmonių, ir ne tik artimų, savo tautiečių gerai. Pasiekimus kažkokius, mokėtumėme jais džiaugtis kartu ir nepavydėtume, nors tas pavydas man irgi nėra svetimas ir aš dabar teisėjau, irgi tarptautinėse varžybose ir ruošiuosi į Rio olimpinės žaidynės važiuoti kaip teisėjas. Tai mane dabar, būnant teisėju, teisėjaujant varžybose, aš pavydžiu žmonėm, kurie laimi. Bet čia, tas grinai toks sportinis pavydas, aš dar esu sportininkas vis ir aš taip jam nuoširdžiai pavydžiu ir galvoju, kad aš galėčiau geriau. O dar tokį iš savęs klausimėlį. Tas toksai sportinis pavydas, esu iš tikrųjų kalbėjęsi su ne vienos sporto šakos sportininku. Čia visai net nesenai pats vedžiau Lietuvos stalo teniso čempionatą.
Ir vat visada iš sportininkų tokį nugirsti, nu, vat žinot, būtume mes krepšinis, tai čia būtų kitaip. Tai Visi visiškai teisingai. Tai ar vat, jau pas jūs sporto šakoje irgi jaučiasi, kad tas, nu, bet čia būtų daugiau finansavimo, jeigu mes būtumėm krepšinį? Ne, tikrai ne, nes aš žinau, kad kuo mums sunkiau, kai aš treniravausi ir važinėdavau į Labanoro gyrę plaukioti, nes nebuvo baseino Vilniuje. Ten tos super geras ešerinis toks ežeriukas, jisai seklus, dugnas visą laiką matosi, nebaisu plaukti. Ir ten treniruodavausi savaitgaliais. Bet rezultatai nepablogėjo, jie, ta prasme, atvirkščiai galbūt pakito, nes tu mobilizuoji save, savo galimybės ir vis tiek eini į priekį. Tai tas dalykas nėra esminis, bet apmaudu iš tikrųjų. Nu, gerai, mes dabar savivaldybėj, ne? Nėra Šimašių. Lietuvos Rytas privati komanda, teisingai, privatus verslas. Savivaldybė skiria jam pinigus. Kodėl ne man, kodėl ne Penkiakovui? Nes jie garsina Vilniaus vardą, palaukit, aš garsinu ne tik Vilniaus, aš garsinu Lietuvos vardą visam pasaulyje, o jie čia Europoje daug dėjo. Tai vat, aš sergu už juos nuo pat jaunystės, dar už statybą sirgau, viskas gerai, bet tokie dalykai mane truputį, kaip pilietį nervina, tai kuo jie geresni už mane? Atvirkščiai, anaiptol, jie dar blogesni už mane. O čia savivaldybė skiria jam mūsų pinigus privačiai komandai kažkodėl parimti. Tai va tokie, vėlgi čia matot kazus yra tas politinis. Nes tai aš suprantu, nes tai duoda dividendų. Taip. Ten žiūrimumas, lankomumas. Mane, pavyzdžiui, mažiau žmonių žino, tarkim, Lietuvos žmonių negu Lietuvos Ryto komanda. Jie mato kiekvieną savaitę per televiziją ten. Jinai kovoja su Žalgiriu, tai... Va, viskas skaičiuota. Supratau. Na, ar dar klausimų turėsim? Supratau. Prašau. Aš turiu tokį klausimą. Aš kadangi po metų būsiu abiturientė ir klausimas yra toks. Jeigu yra pasirinkimas gerai apmokamas darbas, bet ne toks tau patinkantis ir patinkantis kaip hobis, bet iš jo nėra galimybių gerai išgyventi, kurį darbą rinktis? Jūsų nuomonė. Geriau apmokama ir susirasti ir, ta prasme, išnaudoti tai savo hobį. Na, kaip čia pasakyti? Iš tikrųjų, truputėlį ir juokauju, bet o tas hobis labai svarbus. Tada viskas, kaip sakoma, kas čia yra pasakęs, kad pinigus galima uždirbti, o laimės nenusipirks. Tai ir vėl čia tas pats, kaip su tuo Aladinu, tai aš nežinau, aš nesu visaga, paklausčiau, išnaudoju trečią norą. Paklausiau, ką merginai daryti. Nežinau iš tikrųjų. Reikia viską labai skaičiuoti, aš manau, reikia labai pragmatiškai į tai žiūrėti ir jeigu turėsi daugiau pinigų, galbūt galėsi tą hobį kažkaip tai, vystyti. Panašiai, bet jeigu tu jausies labai nesmagiai ir galvosi kiekvieną dieną, ką aš čia veikiu, kodėl aš čia dirbu, tai irgi tada neišeitis. Sunku. Nenorėčiau jūsų vietoje. Man ir taip nebuvo, kad reikėtų rinktis. Jums pasisekė? Savotiškai taip. Na, iš tikrųjų, aš tai asmeniškai, jeigu taip reikėtų pagalvoti, abiturientė kitais metais tik tai būsit. Tai dar esat labai jauna. Ir tikrai viskas prieš akis tos hobius, aš įsivaizduoju, jeigu tai yra darbas, o kas per hobis? Muzika. Tai yra labai blogas įsitikinimas, kad iš muzikos negalima uždirbti. Iš jos galima dar ir kiek uždirbti? Negalima daug. Dar ir kiek galima iš jos uždirbti.
Na, iš tikrųjų, žiūrint, kas tai yra. Tai yra instrumentas, tai yra dainavimas, tai yra kas. Nu tikrai, pagvildenkim jūsų. Pagvildenkim. Aš pažįstu kelis mano draugai, keli yra muzikai ir tos jaunimo muzikos atstovai, ir klasikinės muzikos atstovai turiu draugų, taip kad, nu, ir aš rinkčiausi muziką iš tikrųjų. Nes jūs vienas dalykas būsite kartu su savo hobiu, su savo vandenį būsite kaip žuvis. Kitas dalykas, jūs galėsite išvažiuoti mokytis į užsienį, tobulintis, paskui laukia Laskala, dar kas ten, žodžiu, viskas, o paskui ir pinigai ateis. Nereikia būti gopšam, kad iškart viską noriu, viską iš karto ir net centų mažiau. Taip, kad tas palaipsniškumas, jeigu galima tai pasakyti, jis yra tvirtesnis pagrindas. Nes ko tu po truputį lipi aukštyn, jeigu tu nukrisi, tu turi nuo kur atsispirti. Jeigu tu staigiai gauni pinigus, paskui staigiai prarandi, tu jau vėl turi iš dugno kapanotis. Ar dar klausimų turėsim? Kas dar kokį hobį turi? Jeigu jūs antros vietos laimėtoją Vilniaus futbolo čempionatą pakviestų mėgėjų, jūs prisijungtumėte? Žaisti futbolą? Taip. Ne, ko gero. Galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad aš nenorėčiau, kad su manim, žaistų kaip su čempionu, tarkim, atsargiau, tarkim, kad ten nesižeistų. O iš kitos pusės aš dėl to nenoriu, kad taip elgtumės. Noriu, kad aš būtų visavertis. Ir iš kitos pusės man iš tikrųjų gaila kojų. Nes aš žinau, kad tokiam lygiai jau ten jau rimtas futbolas. Tarkim, kur aš dabar žaidžiu su savo draugais, su kolegomis ir tai labai korektiškai ten. Viskas ten traumų labai retai kada pasitaiko. O jau ten, jau kur eini su bucais, jau kaip reikalas, ten žolės, tai jau ten paskui kaut pinigus operacijom. Žodžiu, kojų dar pagailėsim. Tas profesionalus lygis, bet irgi nereikia lysti ten, ko tu nesupranti ir nemoki. Mėgėjai. Tai mėgėjai, žinot, irgi tie dažnai būna iš normalaus futbolo. O jūs mane kviečia dar kaip čia? Kodėl tai ne? Ambicijos yra. Nu gerai, tai paskambink. Susišnekėsim. Ar dar klausimų bus? Taip. Man įdomu, kaip jūs tiek šeimoje tėvai, kai padarė? Įtaka? Ne, tikrai ne. Menkiausias. Aš tarp kitų irgi muziką lankiau porą metų Dvarionkėj. Irgi išzyziau motinai, noriu, nuvesk. Nuvedė, noriu pianiną, nupirko. Į 8 aukštą nešė. Paskui nenoriu. Taigi nenoriu, viskas, ačiū mama. Tada, nes man tada jau buvo dilema rinktis tarp sporto ir meno muzikos, tai aš pasirinkau pastarąjį ir nesidžiaugiu, nors dainuot sekėsi, patikdavo ir tas fortepijono klasė tokia, solfedis man nepatikdavo solfedis. Bet šiaip tai smagu iš tikrųjų. Ir irgi tos pačios varžybos, ta prasme, įtampa lygiai ta pati, man atrodo, tik tai, kad truputėlį prakaito mažiau išlieja, bet psichologinė įtampa, tai ten dar blogiau gali būti, ten tavo bet kokia klaida visiems iš karto akimis matoma arba girdima, o sportą dar galėtų truputėlį numuilinti. Tu sakot, muzika yra sunkiau negu sportas. Tikslesnė, muzika tikslesnis menas. Ten jau,
mane gal pataisys, bet ten improvizacijai vietos mažiau, tarkim, koncerte pačiam. Jeigu tu turi išmokęs kūrinį kokį nors ir ką, nu, ten jau improvizuoti negali, taip, čia ne džiazas, kad ten dainuoji, tada. O sporte, ypatingai fechtajime, tu ten niekada nebus tokios pačios situacijos. Tiesiog nepasikartoja. Aišku. Ar dar klausimų? Ar jūs tėvai per jūsų tokį vis tiek mėtymąsi kažkokį palaikė, ar jie buvo tokie tipiški tėvai, kurie liepė susirasti vieną specialybę ir ją tobulinti ir nesimėtyti ir nebandyti ten kažkokių? Aš nežinau, ar jie tipiški ar netipiški buvo, bet aš jų rankos savo tame gyvenime, pasirinkime aš neprisimenu. Ir kažkaip tai, man atrodo, buvo, aš į tą klausimą nepilnai atsakiau, man atrodo. Tai niekada nebuvo, kad tu daryk tai ir daryk kitaip. Na, aš labai savarankiškai, darželį netgi jau savarankiškai eidavau ir ten netoli būdavo, bet vis tiek jau gana savarankiškas buvau mokykloje, tai ten ir kalbėti nereikia. Ir tos būrelius savarankiškai rinkdavausi, visokių futbolio buvau ir krepšinėje buvau, bet labai trumpai ten po valandą. Ir futbolė, ir krepšinė, ir zido, ir bušino visą valandą. Tavo tenis irgi laikiau raketę. Bet kažkaip tai, nu, pas mus mokykloje buvo baseinas, tai, nu, tai atėjo treneris ir sako, einat bandyti. Kodėlgi ne, namogi, mama, einu į baseiną. Pagalvojo, pakalkuliavo, baseinas, glaudės, kaip glaudės. Nu jo, pigu. Tai toks, na grinai irgi čia atsitiktinumas, čia negalima sakyti, kad buvo mano, toks apgalvotas pasirinkimas. Penkiakovė, tai jau, aš jau, ir tai mane įkalbėjo, ten paskambino treneris, aš Maskvičiovas, taip, sakau, labą dieną. Nu, ten tą, ateik pabandysi, ko aš ten nematęs, neįdomu. Nu, ateik, nu, gerai kažkaip įkalbėjo, ten, sakau, gerai, pabandysiu truputėlį. Nu, tai, jau kažkaip ir užtrukau šiek tiek. Nu ir dar man tokį vieną paskutinį klausimą. Tikrai visiems, manau, įdomu, kiek medalių turite iš viso savo kolekcijoje? Ar esat skaičiavęs? Ne, neskaičiavau. Jeigu apie tos tarptautinius kalbam. Netame esmė, vieną turiu, vieną. Čia kalbam apie olimpinį. Taip. Supratau. Jisai visus nusveriau, labai. Didžiausias svoris, ne? Tikrai vienas ir daugiau, aišku, norėtųsi dar vieną, bet bijau, kad jau neįsipildys, kaip sakant, tie lūkesčiai. Auksinis geriau negu sidabrinis. Nes, vis tiek. Čempionas yra čempionas, o vicečempionas jau čia Čia man taip atrodo, nežinau. Nu, žinot, būna sportininkai apdovanojami medaliais ir už pasiekimus, už savo sporto ribų. Tai čia jau prieš mirtį, ne? Ne, nebūtinai prieš mirtį, va, šitas Rubin Carter boksininkas, buvęs Rubin Hurricane Carter, jis buvo neteisingai apkaltintas ir pasodintas į kalėjimą ir po to jis išėjo ir už tai, už kovą gyvenime jį bokso federacija apdovanojo medaliu, už kovą už ringo ribų. Tai, jeigu jūs taip ir toliau skleisite žinias apie sportą, skleisite olimpinį principą visiems, gal kada nors. Pakliuvai į kalėjimą. Gal kada nors. Ir užkabins jums dar tą medalį. Už čytinimą. Tai va. Pratenkit. Ne, aš jau norėjau. Dar juoko. Britiškai pajuokauti, bet tiek to. Gerai, tai ką, ačiū Edvinai, labai smagu buvo su jumis pašnekėti. Iš tikrųjų būtų labai smagu, kad dar prieš baigiant viską pasakotumėte labiau apie, tiesiog, kokius jūs tenai užsiėmimus vedat. Mes irgi norim pamatyti, mes norim apsilankyti. Kur jūs vedat šitus savo olimpinius pasakojimus? Nėra, ta prasme, tokio vietos, čia tiesiog daugiau mokyklų, kurios
turi iniciatyvą tokią, sportiškos mokyklos arba sportiški vadovai arba mokytojai, žodžiu, kas susiję, tarkim, su olimpiniu komitetu, nes ten yra įvairių programų ir su mokyklom ir panašiai ir panašiai. Ir tokie iniciatyvūs pedagogai, na, tarkim, susiranda mane, kaip sakant, ir nėra kažkokios tai vienos programos, ten olimpinis švietimas ir panašiai. Yra tiesa, Lietuvos olimpinėje akademijoje yra tokia programa, bet nėra sistemos. Na, ką aš norėjau pasakyti, nėra sistemos. Būtent šiais metais turiu tiek ir tiek padaryti, tiek ir tiek. Dalyvauju ten, kur mane pakviečia, arba kur pagal programą, kur mes jau turim kažkokią tai veiklos programą savo. Ir atviras pasiūlymas. Atviras pasiūlymas. Tai va, kas norėsite išvysti Edviną Krungolcą savo mokykloje, universitete arba kitur, kreipkitės į jį. Kontaktus kažkaip rasim. Na ir ką, dar kartelį ačiū Jums. Buvo labai smagu. Noriu paspausti ranką ir norėtumėm įteikti. Ne medalis, bet... Ne medalis, bet ant kaklo nepasikabinsi, bet ačiū Jums labai, kad apsilankėte šiandieną pas mus, kad įkvėpėte mūsų jaunuosius gal būsimus lyderius. Gal. Tikėtina. 99. Pat štai šitą. Štai to aš ir laukiu. Apie medalį pratęsti, kad aš tiesą pasakęs turiu tą olimpinį aukso medalį, tai yra mano dukra ir na, kiekviena šypsena man yra tas olimpinis medalis, taip kad vis dėlto prioritetas gyvenime turėtų būti ne kažkokia veikla ir darbas jūsų, bet artimieji ir šeima, nes na, to antro nebus, antros šeimos nebus, o darbas gali būti ir antras, ir ketvirtas, ir ta veikla gali būti keistis. Ir taip kad, na, stengiatės tai prisiminti. Kad ir dabar apie savo tėvus pagalvokit. Nes kai aš buvau jaunas ir ambicingas, aš galvoju, kad aš ambicingas, tas bendravimas su tėvais, nu, vis tiek, ką tu mama išleidži, ką tu žinai, ką tu supranti. Dabar taip retrospektyviai pasižiūriu į praeitį ir na, tiesiog norisi išbučiuoti rankas, kad na, iš manęs padarė tokį žmogų, kas aš dabar esu.